gyvenimo dalimi. Iš mūsų namų įsinešta tėviškė židinio tradicijų požiūrio į tėvynę, darbą, kaimynus dvasia nedingsta be pėdsakų, nors ir labai judriame gyvenimo kelyje. Būnant arčiau savo šaknų, aiškesnė tampa mūsų kultūros paveldo vertė ir prasmė. Lengviau ją įvertinti, globoti ir saugoti. Ta sąsaja su krašto kultūra, jos pažinimu stiprina vietovės istoriją, jos pažinimą. Kraštiečių susitikimas tai galimybė sugrįžti į tėviškę, prie giminės, šeimos ištakų, pajusti laiko tėkmę, paliesti vienas kitą ranko, žodžiais, širdim. Jau 11 metus Laibgalių bendruomenė sukviečia žemiečius, taipogi mūsų krašto mylinčius žmonės. Sujunkime rankas, širdis ir mintis dar vienam laiko išbandymui, atminties išsaugojimui. Šiandien pasidžiaukime čia gyvenančių laibgaliečių žmonių darbštumu, atkaklumu, užsispyrimu. Pasisemkime vieni iš kitų gerumo ir išminties, gerų jums emocijų. Tai neblėsta jūsų veiduose šypsena ir džiaugsmas. Bendruomenė tai viena didelė šeima, kuri drauge sukuria kažką neįprasto ir reikšmingo. Aktyvūs bendruomenės žmonės, suėję kartu ir turintys bendrą tikslą, gali padaryti didelius ir nuostabius darbus. Reikia branginti ir mylėti savo gimtinę. Reikia stengtis iš visų jėgų saugoti tai, ką nuo seno gynė mūsų protėviai. Ačiū Jums už gerumą. Ačiū už materialinę paramą, organizuojant tradicinę gandrinių šventę. Sveikatos Jums ir patys geriausi linkėjimai iš Birutės. Prašom, Birutė, sveikinti. Birutė mūsų kaimynė, tautodailininkė ir jinai jums įsteigė šį nuostabų prizą. Kad kitame pavasarį sugrįžtų jie namo, prašyčiau nemiegoti šitą